Lazanija daugelio asocijuojasi su riebiu, daug pastangų reikalaujančiu patiekalu, bet be galo gardžiu. Aš nustebinsiu jūs šiuo receptu, nes labai greitai gali pasigaminti lazaniją ir ji gali būti sveikatai naudingesnė. Gali naudoti įvairiausias daržoves. Pirmiausia, svogūnus pakepini ant ypač tyro alyvuogių aliejaus, tada dedi mėgstamą mėsą smulkintą, gali būti jautiena, gali būti liesesnė vištienos krūtinėlė, pakepinam, dedam įvairiausias daržoves, morkas, cukinijas, paprikas, pievagrybius pasmulkintus ir troškiname su verdančiu vandeniu ir įvairiausiais prieskoniais. Tada dedame pomidorų tyrę ir visą įdaro masę troškiname. Tada dedame lazanijos lakštus ant skardos, pilame padažą mėsos ir daržovių, dedame vėl lakštus, vėl pilame padažą ir taip darome 3 sluoksnius ir tik ant viršutinio sluoksnio paruoštą padažą bešamelio, kuris yra naudingesnis dėl to, kad sviestą išlydome su viso grūdo spelta miltais, pilame avižų gėrimo, išplakame, kad gumuliukai nesusidarytų ir tą padažą dedame ant viršutinio sluoksnio, kad lazanija nesukristų ir gražiai susipjaustytų gabalėliais. Dedame ant viršaus sūrio, tiekiame su šviežiamis petražolėmis. Jei patiko šis receptas, spausk like, dalinkis ir rašyk, gaminsiu komentaruose.